Vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Kristus prisikėlė. Šiandien švenčiame ketvirtąjį šventųjų Velykų sekmadienį arba trečią sekmadienį po šventų Velykų. Tos visos 40 dienų tarsi tie sekmadieniai kaip tos pačios Velykų šventės tąsa. Tai dar sakoma ketvirtas Velykų sekmadienis, kuris yra skirtas paralyžiuotojo išgydymui. Ir visą šventųjų Velykų 40 dienų laikotarpį mes girdime apaštalų raštų skaitinius iš apaštalų darbų. Ir tie skaitiniai iš apaštalų darbų labai dažnai yra tarsi paraleliniai Evangelijos skaitiniui. Šiandien irgi galėjome išgirsti paralelę. Jėzus gydo paralyžiuotąjį ir apaštalas Petras gydo paralyžiuotąjį. Taip bažnyčia skaitiniuose stengiasi parodyti, kad tarp apaštalų misijos ir Jėzaus misijos yra tąsa. O jeigu tiksliau, tarp Jėzaus misijos ir Šventosios Dvasios misijos. Nors apaštalų darbų knyga taip vadinasi, bet ją drąsiai galima būtų pavadinti Šventosios Dvasios darbų knyga. Jeigu atsimenate, didžiąją savaitę, ketvirtadienio vakarą yra skaitoma iš Evangelijos pagal Joną Kristaus malda per paskutinę vakarienę. Ir toje maldoje per paskutinę vakarienę jis meldžiasi Tėvui ir sako pamokymą apaštalams apie tai, kad po jo išėjimo būtų atsiųsta šventoji dvasia. Apaštalams jis sako, kad po jo ateis kitas guodėjas, tiesos dvasia, kuri visko jos mokys. Ir tas guodėjas einantis iš Tėvo juos ves. Ir iš pradžių, kai Jėzus prisikėlęs ateina pas apaštalus durims esant uždarytoms, jis papučia, dalinai jam duoda tos Šventosios Dvasios, atstato jų apaštališką statusą po to, kai jie atsižadėjo Dievo, o sekminių dieną jau ateina pilnai tas kitas guodėjas, pažadėtas šventiesiems apaštalams. Ir tas kitas guodėjas, jis veda bažnyčią, jis gyvena bažnyčioje ir vykdo tuos darbus. Ir štai matome, kad po Kristaus prisikėlimo atėjus tam kitam guodėjui, kaip pasakoja apaštalų darbų knyga, Jėzaus Kristaus misija tęsiasi. Kai jis buvo čia kūniškai žemėje, jis irgi veikė su šventąja dvasia, darė Šventosios Dvasios gale tuos visus nuostabius darbus, kaip ir Senojo testamento pranašai kalbėjo Šventosios Dvasios įkvėpti. Ir tai buvo tik Dievo karalystės sklaidos pradžia. Kaip Mesijas jis parodė Dievo karalystės pradžią, o šventai dvasiai nužengus, ji plinta visame pasaulyje. Apaštalai keliauja ir jau nebe vienas Jėzus Kristus, bet daugybė Dievo mokinių Šventosios Dvasios gale daro tuos darbus, skelbia tą mokymą, kurį skelbia Jėzus Kristus Jeruzalėje ir kituose Judėjos miestuose. Na, o šiandienos Evangelijos skaitinyje jis išgydo paralyžiuotąjį. Ir tame skaitinyje daug yra tokių įdomių vietų, kurios priverčia susimastyti, bet ir pati pabaiga, kai Jėzus sako, kad atleistos nuodėmės paralyžiuotajam, jis sako, daugiau nebenusidėk, kad nenutiktų kas blogesnė. Iš tiesų, nors ir nėra tokio tiesaus ryšio tarp nuodėmės ir ligos,
gali būti ligos kitos priežastis, bet nuodėmė taip pat gali būti ligos priežastimi. Ir dėl to Jėzus sako, nenusidėk, kad nenutiktų kas blogesnio. Kai žmogaus siela yra užnuodyta nuodėmės, pažeista blogio, tai net ir tokie dalykai gali atsitikti, kad pažeidus jo vidų, pažeidžiamas ir kūnas, susilpnėja kūnas ir žmogų pakerta lygos. Ir atvirkščiai, kai meldžiamės už žmogaus išgijimą, kai žmogus, pavyzdžiui, ligoninėje prieina išpažinties sakramentą, priima ligonių sakramentą, kai susitaiko su Dievu, kai širdyje atsiranda ramybė ir taika, tuomet labai dažnai veikiant Dievo maloniai matome, kaip ir žmonės pakyla iš ligos patalo, kaip ir pasveiksta. Tai, kaip sakiau, negalima tokios tiesios linijos brėžti, gyvenimo aplinkybės yra įvairios, bet normalus krikščioniškas atsakas, jeigu mes susirgam, tame tarpe turi būti ir dvasinis atsinaujinimas. Nes gali būti taip, kad tai gal net ir signalas, gal net ir pasiekmė to, kad viduje nėra tos ramybės, taikos ir nėra Dievo bendrystės viduje. Ir tuomet malonės stygiui esant pažeista siela, pažeidžiamas ir kūnas. Ir kitas aspektas, kurį galime pamatyti šitame skaitinyje, kad tiek tas ligonis, paralyžiuotasis, tiek fariziejai gyvena keistame savo taisyklių bokšte. Štai ligonis, paralyžiuotasis, laukia, kol kažkas nuneš jį iki to tvenkinio, nes buvo tikėjimas, kad kai ant to tvenkinio nusileidžia angelas, tada kas į tą tvenkinį pirmas įžengs, tas bus išgydytas. Fariziejai pyksta, kad gydoma šeštadienį, irgi tam tikros taisyklės, bet esmė vis dėlto yra tai, kad išgydymą duoda Dievas ir kad reikia kreiptis į Dievą ir prašyti Dievo malonės. Ir kita vertus, dėl šabo Dievas niekur nesakė, kad draudžiama būtent gydyti, daryti gerus darbus, kaip sako Jėzus. O tuo tarpu jie susikūrė tokį iš taisyklių savo bokštą, į kurį užsilipus sunku kažkur tai pajudėti ar į kairę, ar į dešinę. Ir Jėzus priėjęs prie to paralyžiuotojo klausė, ar tu nori išgydyti. Nes neakivaizdu, kai žmogus gyvena toks sukaustytas tų savo įsitikinimų, galima būtų pasakyti prietarų, neakivaizdu, kad jis tikrai nori gyvo Dievo ir nori gyvo Dievo pagalbos. Šventas Kirilas Jeruzalietis, pirmiausiai komentuodamas šitą skaitinį, sako, kad jis nurodo ir į Izraelio būklę, kad tie Izraelio mokytojai, fariziejai, jie apkrovė Izraelio vaikus tokiamis taisyklėmis, kad jie buvo tarsi dvasiškai paralyžiuoti. Ir tada atėjo Mesijas ir juos iš to dvasinio paralyžiaus išlaisvino. Bet šiandien bažnyčia, jeigu įsiklausite ir į giesmę, į kondaką paralyžiuotojo, jį mums primena apie tai, kad mes patys dažnai būname dvasiškai paralyžiuoti. Ir kas mus dvasiškai paralyžiuoja? Mus paralyžiuoja tos kliūtis, kurias mes patys pastatome tarp savęs ir gyvo Dievo. Tos kliūtis gali būti labai įvairius. Ir kartais atrodo, kad nebegalim net pajudėti, nei į kairę, nei į dešinę, dvasiškai. Paralyžiuotojo atveju
ta kliūtis buvo jo prietaros įsitikinimas, kad tik tas tvenkinio vanduo jį dabar išgydys. Pat reikia būtinai, kad ateitų žmogus ir nuneštų iki to tvenkinio, o kreiptis į gyvąjį Dievą neišeina. Fariziejų atveju tai ta visa gausa jų pačių susigalvotų taisyklių, papročių sistema, kur jeigu būtų jų valia, tai tas paralyžiuotasis nebūtų išgydytas. Fariziejai sakė, šeštadienis negalima gydyti, tai tada pagal jų logiką Jėzus būtų ten neėjęs, negydęs, tas paralyžiuotas sėkmingai dar 38 metus ar kiek jam Dievas duotų gyventi šioje žemėje, dar jisai gulėtų neišgydytas, nes tada, kai Jėzus buvo šeštadienis. Taigi, atpažinkime, kai mumise atsitinka tas dvasinis paralyžius, griaukime tas dirbtinės kliūtis tarp savęs ir Dievo ir prisiminkime tai, kas paralyžiuotąjį ištraukė iš to dvasinio paralyžiaus. Ištraukė gyvasis Dievas, kuris veikia ir dabar yra šalia kaip šventoji dvasia. Kreipkimės į Dievą, prašykime jo pagalbos ir gyvasis Dievas kiekvienam iš mūsų visada padės. Kristus prisikėlė.